papasakosiu daugmaž trumpai. Tai va, matai, kai tave šeria medikamentais, jų tikslas nėra, kad tau būtų geriau. Kaip tik, jie trukdo tau susikaupti, sako, dėmesys stringa, trukdo tau susikaupti, bet blogiausia, kad jie atima iš tavęs jėgas. Tie vaistai, medikamentai labai greit tave nuslopina tiek, kad tu gali tik miegot. Tai va. O kitas dalykas yra elektroimpulsinės terapijos. Ten yra maksimali dozė tų medikamentų, kurie tave paverčia miegančią daržovę. Elektroimpulsinės terapijos. Ir negana to, kai tu pabundi, tu net nesupranti, kur tu esi. Kai tu prabundi, tu nežinai, kur tu esi. Va būtent. Tai va. Tie visi medikamentai, kuriuos duoda ligoniniai, jie tik tai slopina, jie neturi jokio teigiamo poveikio. Ir vasaros gatvėje man paaiškino padėjėjas slaugytojų prižiūrėtojas, kad sako, kai tavo vaistai suveiks, tu užmigsi. Va būtent. Vaistai yra skirti tam, kad tu tik miegotum. Tik miegotum. Vaistai neturi tiesiog nuo ko gydyti. Jeigu tu esi jaunas, sveikas žmogus, o tu pakliuvai į Naują Vilnią, jie tikrai nebus suinteresuoti, kad tau kažką pagydyti. Tikrai ne. Jeigu tu esi sveikas žmogus ir pakliuvai į Naują Vilnią, jie tikrai nebus suinteresuoti, kad tau reikia kažką pagydyti. Jie tavo proto ar sugebėjimų, tėvas pasakė, tėtis pasakė, o tu duok tabletę nuo šiknos valymo, supranti? Jėzau, Biblija. Aš pasimelsiu, o tu man nuvadyk subinę, supranti? Ar yra tabletė nuo šiknos valymo? Ne. Tai nuo ko gydo tie vaistai? Ar jie turi nuo ko pagydyti, supranti? Nuo ko gydo tie vaistai? Ar jie turi nuo ko pagydyti? Ir negana to, o jų šalutinis poveikis tai ir yra tikrasis tavo gydymas.